labą dieną, aš esu Živilė ir šiandien sveikinuosi iš tikrųjų pirmą kartą taip vat, į filmuojamą aparatą. Galiu iš karto pasakyti, kad labai jaudinuosi, nieko nežinau, esu absoliučiai užkadrinis žmogus, bet turiu šiandien svečiuose fantastišką moterį, visiškai neužkadrinį, labai sceninį žmogų. Tai labas, Laurita. Labas. Mes sutarėm, kad bandysim kalbėti kuo paprasčiau, tai aš tikiuosi, kad mano čia visas šitas įsitaškymas toksai ir bijojimas viso šito nesugadins, nes mes su Laurita labai turim fainų turėję tų ir pokalbių, ir pasibendravimų, mes esame pažįstamos. Ir pirmiausia, tai aš ir klausiu, ir kad tu pati pasakytum, tai kas yra Laurita Peleniūtė, kaip tu save pati prisistatytum ir ką tu apie save pasakytum? Laurita yra Laurita. Iš tikrųjų, tai žinai, ir įdomu, kaip kiekvienas prisistato. Ten, pavyzdžiui, žinai, manęs ten klaustų, aš sakyčiau, pradėčiau turbūt vardinti gal net šeiminės savo, žinai, ten tas, aš esu ir žmona, ir mama, žinai, aš ten ir dirbu. Tai dėl to man labai įdomu, aš taip klausiu ir galvoju, ką žmogus, žinai, sako, kaip jam atrodo. Laurita yra muzikoje. Kokia ta muzika? Tai yra folkloras. Tai apie tai tiesiog galbūt galima sakyti folkloro atlikėja, bet tada gal ir mokytoja. Tai gal tada jau nebe tokia ir muzikantė. Tai tada toksai gaunasi. Tai yra labai daug veidų. Kur aš atradau tą tokį, kur tu supranti, kad tu nebegali pasipriešinti šitam keliu, tai buvo liaudies daina. Ne muzika, o liaudies daina. Kokio man grožis šitas dalykas, iš tikrųjų. Tai šitas buvo, kai man buvo 19 metų ir aš išgirdau sutartinę. Ir tą sutartinę dainavo vyrai, beje. Tai visas tas kelias ir prasidėjo, surasti bendraminčių, dainuoti, sukurti žalvarinį tenai ar ne ten. Bet mes dainuodavom, tu neįsivaizduoji, mes dainuodavom su Egle, gyvendavom savo kolegę, mes eidavom namo po repeticijos, mes valgydavom bulką ir gerdavom alų, nes studentės. Skaniausia. Labai gerai, kad tai čia. Ir eidamos dainuodavom. Tai šito apsėdimo dabar nebėra, nes tai tapo mano darbu. Ir aš jau, jeigu įsivaizduoju visi, kad aš tenai savo kieme lakstau, ten rasa prausiuosi. Prausiuosi rasa, bet kad aš nesėdžiu ant krantų ir nedainuoju. Čia galbūt ne apie tai, bet apie gyvenimišką patirtį ir tą gilumą, kurį tu paskui atrandi, žinai, kaip ir tu sakai, ateina patirtis per kitus žmonės, kai tu pradedi dalintis tuo, ką turi, pradedi mokyti tos žmonės ir tu matai, kaip jie, matai save augantį juose. Kaip aš augau ir kiek aš save plakdavau, o iš tikrųjų man reikėjo tiesiog proceso. Tai aš matau tą žmonėse, žinai, ir kaip jie kompleksuoja, kaip jie tenai nesusitarė su savo to šūdų komitetų vidiniu, kaip jie save plaka, kad neišeina, kad čia dar kažką. Ir tas man duoda, tokią didžiulę prasmę, kur, pamatyti save ir paguosti save tą jaunesnę, kad, ne viską iškart galėjai padaryti, žinai. Bet dabar jau supranti pilnai. Tai tas sąmoningumas, bet visko būna, turbūt ir dabar, aš įsivaizduoju. Jo, tai aišku, kad būna, žinai. Ta prasme, tas komitetas niekur nedingsta, žinai, jisai tik tai prityla, arba tu išmoksi tiesiog su juo susitarti. Nes iš tikrųjų, tai aš pas Lauritą atsiradau, taip gal biškai per aplinkui, tu turi promočių puslapį, promočių giesmės, ne? Man atrodo, tavo puslapį aš pasižiūrėjau ir ten yra nuotraukos tos su tavim ir aš galvoju, plemba kažkokia gražuolė čia prisidėjus, nieko jinai ten nepadainuoja. Ir kai aš išgirdau, galvoju, wow, tai jinai ir gražiai ir dainuoja gerai. Ir toks labai keistas derinys, nes kai gražus, tai kažkoks popsas iš karto atrodo. Taip, čia toks labai man gražus derinys. Moterų seminarus tu darai. Tai yra promočių giesmių projektas. Promotės turi labai daug tų šakų. Tai aš ne apie tą šaką, kur dainuoja visi, o apie tą, kur moteris dainuoja. Tai aš, žodžiu, ten atėjau ir man tai buvo taip įdomu. Aš tada buvau pametus visiškai savo balsą. Aš nesu jo ir suradus ir dabar iš tikrųjų iki galo. Bet aš galiu pasakyti, žinai, aš galiu pasakyti, kad jam sekasi geriau, bet tikrai ne taip, kad būtų ten visiškai ten jau kaifas dainuot. Bet tenai, tavo šitos moterų užsiėmimai šitie per balsą, nuostabus dalykas. Kaip tu sugalvojai? Kodėl? Tai pirmiausia, kodėl tos atsirado promotės. Nes kažkurio metu aš darydavau pasidainavimus su Laurita ir Martynu, ir mes su Martynu Švedu darydavom. Čia tokie pavadinimai buvo? Jo. Ir man nusibodo eiti pasidainavimus su Laurita. Ir ką man padaryti, kad aš norėčiau ten eiti. Ir
Nu ir kažkaip uždaviau savo viduje tą klausimą, ryte atsikėliau su pavadinimu, sukūriau puslapį ir pradėjau daryti tos promočių giesmių vakarus, kurie skirti bet kuriem žmonėm, kurie tiesiog nori pasidomėti, jie net nėra pririšti, nėra reikalaujama kažkokios patirties ar tiesiog noro ir smalsumo ateiti padainuoti. Nu, tai aš padariau tą programą va tokią per žmonės, tiesiog, kad matau, tada žiūriu ir kiekvieną trečiadienį, 5 metus, Živilė, nu tai yra reikalų, čia man buvo tokia mokykla. Nu, įdirbis čia, žinai, ne Kiekvieną kiekvienam. kartą ateina žmogus nieko nemoka, dažniausiai, kai registruojasi, rašo dar, aš tai nedainuojant, aš tik pasėdėsiu. Sakau, tai aišku, jo, ateikit, čia aš tik pasėdėkit. Ramiai. Tai va, tai iš esmės tai patenkino mano tą norą šiek tiek mokytojos, nes aš jį turiu tokį vidinį. Ir patenkino norą paprastai padainuoti su žmonėm. Ir mano mokytojas toks Jonas Rinkūnas amžinatelis sakydavo, jeigu tu dainuosi bent metus kiekvieną trečiadienį, tu jau po metų girdėsi kitokį savo balsą. Ir jau sako, būsi jau beveik profesionalas, kaip jis sakydavo. Kaip Čia gerai apie įkvepia, folklorą. iškart norisi tada Jo, lankyti. Trinkūnai, aš net čia Kulgrindui, kai aš dar tik buvau visai jaunutė ir pradėjau dainuoti, tai čia buvo mano pradžia ir mano kelio mokytojai jie yra. Nu, žodžiu, tai atsirado tokių alkanų moterų, kurios pradėjo mane taip spausti, taip švelniai, paskui stipriau. Ir mane prarovė po balso seminaro pas Jašą Leisirach, ten buvo toks Raw Voice and Movement. Tas man suteikė labai daug jėgų ir kažkaip man taip viskas taip atsikėliau ryte. Viskas susidėliojo į vietas. Nu, aš tikiu tokiais ženkliukais, tokiais sutapimais, visokiais. Nu, man tai yra labai svarbu. Aš tai priimu kaip kažkokius patvirtinimo ženklus. Tai man parašė pati Jaša, ar jos ten, žodžiu, nu, iš to seminaro organizatorių, kad jinai nori mane matyti. Aš sakau, kaip atvažiavus kažkokią airę šokių tenai seminaro, mane kviečiasi. Sako, matė tavo puslapį, ten aišku verčiasi su Google, ko promočių giesmių, ten tų tekstų beveik Nelabai gausis. Nelabai, bet jai, nu, vibruoja. Čia kaip žemaičių kalbą pabandytų per Google. Prasme, jai vibruoja ir jinai mane pasikvietė. Ir aš galvojau, jeigu mane kviečiasi kažkokia moteris atvažiuoti, reiškia, aš turiu patirti kažkokį santykį su ja. Sako, aš turiu lietuviškų šaknų. Sakau, kokios tos lietuviškos šaknys? Sako, nu, tai mano seneliai yra litvakai. Tai reiškia, šita moteris, šitų ištremtų žmonių, pabėgėlių, ar ne, vat, anūkė, jinai atvažiuoja į Lietuvą, kad paleisti šiuolaikinės moteris nuo vidinio kaltės jausmo. Nu, ta prasme, ir aš jai rašau, sakau, Jaša, sakau, tu dirbi kažkokį labai didelį darbą, nes niekas nešneka pas mus apie holokaustą, niekas nešneka apie tai, bet visi vis tiek biški tokios, nu, tokie kalties turi, kad, nu, vat. Nu, yra labai gera knyga, ką jie mums padarė. Taip. Šita, vat, yra apie tai. Ir aš ją labai anksti atradau šitą knygą ir, nu, mane rekomendavo pati ta autorė. Ir, dar geriau. Jo, aš susipažinau ir aš neradau nieko, su kuo pasikalbėti ir vienam seminare, man atrodo, kad ES 10-metis buvo ar kažkas tokio. Pasakyk, kokia autorė vardas pavardė, nes aš neatsimenu. Gailienė, teisingai. Jo, tai jeigu grįžtant apie Jašą, tai va tas suvokimas, kad mes kartais turim atlikti tam tikrus darbus ir pareigas, kurie, nu, jeigu tu turi kažkokį pašaukimą vidinį ir tu jį girdi, tai jam nereikia priešintis, netgi, nu, tai vat per Jašą aš supratau tą, kad jinai daro tą tokį darbą labai intuityviai ir tame yra daug prasmės, žinai, žinant jos kilmę, žinant istorinius faktus ar ne. Mane tai labai kažkaip užvedė ir mes vieną kitą labai pamilom ir po šiolį bendraujam, žodžiu, ir tada prasidėjo seminaras, kuris irgi ir mane ugdė ir jis keitėsi, aš nebuvau, mangi niekas nedavė medžiagos, kokią, tą seminarą, kaip aš sakau, mano tos babos vidinės ten viską kuruoja, toks jausmas, kad aš tik tai turiu atkurti viską. Tai irgi tas intuityvus vedimas, nu, matyt, kažkas yra tokio, kad jeigu tas tame plauki gerai ir tas gaunasi, sugebi empatiškai su tom moterim dirbti ir jos tampa tos pačios užsivedusios, priimančios kitas nusidainuojančias, kaip ko labiausiai ir bijo moteris atėję, kad jos ten nepatajo, kad jos prastai dainuoja, kad jos apskritai ten nieko nevertos ir taip toliau. O dainavimas, tas pats balso įgavimas, jisai duoda daug daugiau negu tik aš einu padainuoti. Savo balso tikėjimą, savo žodžių tikėjimą, savo, nu, viso vidinio stuburos toks
stiprumas jisai yra. O jeigu dar turi kur atsiremti į kokią kitą moterį dar ir priimti kitą, ar ne, dar, nu tai iš viso ten tam rate Su vyksta to balsu, tai kažkokie... aš vat klausau, tai iš tikrųjų vat yra tas dalykas, kur aš, pavyzdžiui, net aš protu suvokiu, vat apie ką tu kalbi ir apie tą vat balso ir koks jis yra, nu, galingas dalykas visame tame, ne, kūne ir toksai, vat, nu, iš Taip. tikrųjų, nu, toks stiprus jisai, vat, mūsų kūne elementas. Bet kai tu supranti, kad vat, jisai ten kažkur tai sugrūstas, užrakintas, patryptas ir dar užbertas ten žemelėm, žinai, Taip. tai pas tave, nu, tenka ateini ir iš tikrųjų faina, nu, to moteris susirenka, visos nedainavę, nieko nemoka, visos tokios pačios. Ir kaip faina, nu, va, tu gali bandytis, bet per sutartinę, ne po vieną išstato, kur, tipo, nu, yra ten vienas pratimas pas tave. Aišku, žinai, yra kitų mokytojų, kurie dainuoja ne sutartinės, bet aš manau, kad sutartinė, jinai mus pritraukia prie tų tokių mūsų promočiučių, ne, kurios, nu, nesimokė, jos mokėsi iš savo babų ir mamų, nu, tai, arba kaimo bendruomenės. Jo. Jiems tai buvo kažkaip, nu, tai paprasta. Ir, nu, tai jeigu jos galėjo dainuoti ar ne, nu, tai kodėl dabar tos Taip, moterys, nebaigia ko jos- konservatorijų. Jo. Bet ta gyva daina, kuri dabar gali išlikti, su senovinė melodija, su tam tikrų pritaikymų šiuolaikiniai moteriai, ne, nu, tai yra dvigubai gražu. Dvigubai gražu dėl to, kad pati sutartinė, pati sistema, jinai yra tokia labai pritaikyta moters egzistencijai. Nu, nes jinai turi tą multitaskinimo, tą, nu, tokį Funkciją. dovaną funkciją. Ir sutartinė leidžia jai tai patirti. Ir jinai tada išsenka emociškai ir tuo pačiu metu pasikrauna. Va, šitas koksai geras, išsenka emociškai ir tuo pačiu pasikrauna, nes iš tikrųjų aš Tu atsimenu. negali pasikrauti, jeigu tu neišleidži. Jo, Nu, tai... jeigu, kai vyksta po to vat, padainuoja mane ir vyksta pasidalinimai, kaip kam, ir sako, taip, ten pavargau, taip sunku, bet taip gera, aš tipo faina. Aš atsimenu šitas, nu, toks jis visą laiką. Jo. Ir man sutartinė iš esmės, jinai, vat, dar yra tame jos visas mini ir kartoja tą patį, nu, tokia meditacinė, jinai, nu, ten turi, jinai tos magijos, tos tokios, Jo, ir kur ta tu meditacija, įeini. jinai yra iš tos sunkiosios pusės. Nu, kad ne tai, kad tu užsiliuliuoji, nes žmonės kartais galvoja, kad čia tas, kur daug kartų kartojasi, užsiliuliuoji. Čia ne apie tą meditaciją. Ne, dirbti Čia tai apie tą, kur tu reikia. negali nieko pagalvoti apie jokį ten, kur ten grįšiu, darysiu vakarienę, viskas jau. Nebesupranti, kur esi Jėzus Marija, Taip. ką daryti. Tai va, tai apie šitą, apie tą, nu, sąmoningą susikoncentravimą į tą vieną elementą ir dar tu patiri dermę. Ir, nu, manau, kad tos sistemos jos neturėtų prapult. Aš iš tikrųjų labai nuoširdžiai galiu prisipažinti, jeigu ne lankymasis pas tave, vat, mokymasis sutartinių ir paskui, kur tu labai fainai YouTube, vat, dedi dabar, kad karantino nuostabėjo šiuo metu, vat, tų dainų visokių, tai aš savo vaikui realiai tik tai šitas dainuoju, nes kitokių ir nemoku. Tai vat, tas labai faina. Bet vat, tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, ne, vat, užaugs Majus, ne, ir jisais, va, tarkim, ir girdės. Kažkokios moteris dainuoja, turėjo liepą lioj sudijo, žinai. Jam tai bus pažįstama, jam tai bus žinoma, jam tai nebus keista, jam tai bus sava. Taip, jau tikrai, kas bus girdėta. Jisai tai tame šitas. jausis saugiai. Supranti? Ir jis jau bus, nu, vat, žinantis tuos dalykus. Nu, nes nebūtinai, kad jisai dainuotų, ar ne, bet kad jisai jaustųsi patogiai tame. Jam nebūtų gėda, kad čia folką dainuoja, o Jėzus. Blema, su ta sarmata. Aš tai iš viso galvoju, vat, kuo tu gėdies, pavyzdžiui, nu iš tikrųjų, nu kiek daug žmogus gėdies ir kiša į visokius ten savirėmus. Kas, pavyzdžiui, tau gėda? Aš gėdijos šokti ir gėdijos centimetrų savo. O nuėjai pas Jašą šokti. Tai tu įsivaizduoji, kiek man. Klausyk. Bet tai ir gerai, ne? Vat ko gėdijos. Aš 15 metų šokau ant scenos, tai irgi. Dabar jau ne 15, dabar jau daugiau. Nieko savo gėdijimas, 15 metų ant scenos. Dėl to aš vat, paminėjau ten tas gėdas, nes nu jos, nu, bjaurus toksai dalykas yra. Žmogus labai vat, įsispaudžia, kaip ir tu pasakoji apie tos timbilningus, tarkim. Ir apie tos pačius moterų ratus, kadangi pati dalyvavau, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų, nu, tu ten ateini ir, nu, nelabai ten ir tyliai iš pradžių ir viską,
Bet ant kokio fainumo pasidaro, kai pramuša tau, ne? Ir kai tipo tu perlipi, dėl ko ir sakau, vat ir tu šokis, ne? Bet tu vat eini ir kažką tai darai. Ir perlipi, ir padarai, ir tada, nu, ateina tos toksai, nu, bet taigi fainai. Man va šitas yra labai toks įkvepiantis dalykas. Ir va dėl to labai džiaugiuosi, kad tu atėjai, nes tas dainavimas, aš manau, kad daugeliu žmonių atrodo Everestas, manau, kad jeigu ne aukščiau, jeigu ne kosmosas dar. Aš nežinau, ar tu turi tą tokį gavus iš aplinkos, turbūt, nu, daug kur, man Ne, tai pas atrodo. mane visi nedainuojantisgi. Nu, va. Apie ką ir kalba. Bet pas mane tokia taisyklė yra, kad visi nedainuojantis, kurie nori pabūti, pastebėti, vis tiek sėdi rate. Negalėjt. Niekur, ne Nu, tai kitur. tada jisai sėdi rate, o kai grupė jo lenkėsi, jisai vienas nesilenkė, vis tiek pradeda tame judėti. Ir jisai būna tame, paskui pradeda kažkaip natūraliai dainuoti. Masinė trauka. Ir žiūri paskui tas žmogus jau ateina kitą kartą dar kažką, nes nereikia versti, jisai pats turi norėti. Tai va ta motyvacija, jinai promočių giesmės ir yra ta esmė, kad aš padariau tos susitikimus mokamus tam, kad žmonės ateitų motyvuoti. Ir tai labai svarbu yra. Tai jie ateina, vieni dainuoja, o kiti, kam labai svarbu yra, tarkim, toliau eiti, eina tą seminarą. Seminarą baigė kokie 250 moterų. Šiaip vedu organizacijų team buildingus. O, prašau. Vyrų ratams, moterų arba šiaip organizacija neima team buildingą. Ir žmonės ten tokie ateina su kostiumėliais ir dabar ateinu aš ir tada jie sako, dainuosim ir jie visi. Ir sakau, tada aš prašau, nu, kad, ta prasme, iš esmės, dažniausiai, kas būna sutartiniai, tai labai gerai matyti, pavyzdžiui, stovi organizacija vyrų, ar ne? Ir padainuojam visi ten, juokas ir visi, toks... Sarmata truputį. Sarmata truputį, ten tą garsą išleis sarmata. Ir aš galvoju, Dieve, tai kas užtildė juos, nu kodėl tas iš tavęs sklindantis garsas yra sarmata. Tai va, nu čia labai ilga tema. Bet jeigu iš tikrųjų žmonės, nu, nežiūrinti tai, viens į kitą turi nusilenkti, kai aš pritaikiau labiau stipresnį tą nusilenkimą, nes nėra autentiškas labai. Tai tas nėra? Nėra. Aš galvoju, kad čia labai autentiška. Ne, linktelėjimas yra. Gal nežino, kas nesusidūrė su sutartinėm, ten tiesiog, kai perdodi, pasakyk. Jo. Ir taip, pavyzdžiui, aš sukūriau tokį žaidimą, kuris turi principą sutartinės. Nusilenkimas yra, kad išmokti lengvai, kad išmokti tą patį principą, sistemą. Ir man faina dar tas ryšys, nu, toksai iš karto gaunasi. Nu, jo. Tokį... Ir tas, nu, ir kaip ir daugelį ten tų visokių team buildingų, ar ne, nu, tai ten į akis reikia žiūrėti, gali nežiūrėti, bet bent jau kūnų turi atsisukti žmogų. Irgi gal sarmata. Jo, jeigu tu nu, ten sarmata ar dar kažką, bet paskui pasidaro visai kitaip, ir kai žmonės susikoncentruoja ne į dainavimą, nes dainavimas yra okei. Tu atėjai pirmą kartą, iš pirmo karto, ir didžiulės organizacijos tenai, nu, visokiose šalyse, ten net ne lietuviai. Aš juos mokau senosios žmonių bendravimo sistemos, o ne dainavimo. Taip kaip jie dainuoja, man visiškai nesvarbu. Bet jie vis tiek pataiko. Tai, nu, tai apie ką kalbėti. Kai mes nesureikšminam to dainavimo, tada kažkokia laisvė balse atsiranda. Yra ir dar koncertai. Aš turiu su Tadu Dešuku, Maros Rijos. Ir tai yra tokia promočių truputį kita pusė. Truputį kitokį stilių, nes žmonės nori dainuoti ir ypatingai nori mokytis, tarkim, vat, nu, kažką nesunkiai, bet ten. Taip. Tai, nu, yra, kad ten nors biškį dalyvauti. Jo, ir kad jie dainuotų tą vieną eilutę kažkokią, tai, bet jie jau yra toj dermėj. Jie nėra tik klausytojas, nėra tas, kuris tik stebi. Jis jau yra dalis to kūrinių. Ir mūsų visi kūriniai su Maros Rijos yra va taip adaptuoti, kad jeigu žmonės nedainuoja, tai ta daina nelabai skamba. Visiškai skraidydavau non-stopu dėl to, kad tos promotės išaugo iki tokio tarptautinio lygio
ir žmonės nori dainuoti. Ir ten, kur mes koncertuodavom, irgi darydom tos workshopus. Ir aš vedu tai rusiškai, ir angliškai, ir tie žmonės, dėl to, kad visi žino, kaip dainuoja ten, gerklinį dainavimą, tarkim, Irkutske. Žino afrikietiškas dainas, bet jiems kitos irgi dainavimo, pavyzdžiui, būdai kažkokie, kitos kultūros, jas pažinti per šitą irgi yra faina. Ir tie, kas to domisi, ateina. Ta prasme, esu apkeliavus tai nemažai ir tikrai tų žmonių, kurie ateina dainuoti, jie yra visi, tokie faini. Aš taip džiaugiuosi tarp jų būdama kiekvieną kartą. Ir jie priima tai kaip kažkokį sakralų dalyką, kaip dainavimo sesija. Ne taip, kad mes susirinkom čia, padainuosim čia kažkokią ten dainą. Arba kad tu pakoncertuosi. Jo, aš pakoncertuosiu, jūs paplosit. Žinai, pasilinksminsim. Ne, vat mes dabar ir mes einam į tą savo natūralų balsą. Tai tas yra faina. Aš prisimenu, kad vienas gruodis buvo toksai, kad aš kažkur tai nuo gruodžio 15 iki 20 kokios ten 2 aš turėjau po 3 workshopus į dieną. Okay. Net nepriduriu nieko jau. Po 2 valandas. Tai va. Tai kas tave tada įkvepia? Ta prasme, kuo tu pasikrauni tada, kaip tu atsigauni tada, tai jeigu iš viso toks užimtas yra metas, ar tau yra tai gerai, tu jausdavaisi gerai, tau nebūdavo taip, kad tu išsisemi, nieko nenori, o čia tau 3 tie laukia ten. Ne, tai, žinai, įkvepia labai uždarbis. Natūraliai. O kam nepatinka valgyti? Ta prasme, tai tu užsidirbi. Ir jeigu tu dirbi dar pagal savo tą pašaukimą, tai čia geresnio varianto negali būti. Tai kai tu gali užsidirbti, tai va tas uždarbis, kitas dalykas, seminaras mane įkvėpė dėl to, kad aš įkvėpiu žmonės, ne? Tai reiškia, aš įkvėpiu pati save. Gaunu ramybės iš to. Ir darau tą, ką man sako baba mano vidinė. Tai čia tas yra labai svarbu. O atsigaunu aš tada, namie, aš gyvenugi prie miško, turiu šunis. Aš tokį mažą intarpą dar padarysiu. Aš kai irgi taip kažkaip tai, atsimenu, pradėjau lankyti savo vyrui, Tomui, sakau, bet man įdomu, kaip ten realybėje, ten labai čia folkloras, čia ten viskas senovė. Kad nebus bet čia ar nebus ten kokiam ten labai loftas ten, žinai, ir ten visokia gamyklas ir ten šiuolaikiniai reikalai. Ir kai aš pamačiau, kad realiai gyveni trobeliai prie miško, paišytom langinėm, šunys, katinas. Ne tu paišai, bet vis tiek langinės yra išpieštos. Tai va, tai žodžiu, tai ten ir va taip tada savo, kad būtent erdvėjai, tada tu atsigauni ir įsikvepi. Jo, aš atsigaunu. Aš labai norėjau šitų namų. Jie iki šiol yra nuomojami, bet man labai ten gera. Ir tas pušynas šalimais jisai duoda tos. Ir jeigu yra pavasaris, tai ką, aš grįžtu, pavyzdžiui, po kelionės kokios, su 3 persėdimais, kokios Indonezijos, ne? Ir aš einu į savo daržiuką, pirmiausia, nekraunu lagaminą, aš einu į savo darželį, nusiraviu savo čiubrelius. Ir man žiauriai gerai. Ir jau pasikrovė biškį. Taip nemėgdavau. Dar katinas vien tau kiek duoda energijos. Kažkoks filmukas buvo Facebook'e, kur apsikabini šunį ir jį pereina viskas. Tai tas yra. Šunys duoda labai daug laimės. Jie tokia, tas besąlygiška meilė, ta tokia gyvūnų, jiegi, jie tiesiog tave myli, taip kaip tu esi, koks tu bebūtum. Su balsu, be balso, astora, plona, žinai, ten. Taip nesvarbu. Tai va. Tikrai gerai, čia sakai, besąlygiška meilė. Prašau, pasimokyt žmonėm reikia. Taip. Ko mes mokome seminarę daryti, sutartinių. Kitko. Priimti, bent jau priimti. Kitą. Taip. Ne save, kitą. Jo, ir šitas labai fainai, kad tu kartais primeni, nes tas yra toksai, tipo, ten kažką ten stengiuosi ir ten kažką, bet kai, tipo, pasakai, kad, bet, gal, kad kitam, pagal klausyt kaip kitai, gal palaikyti, neišsimušti ten, kad taip kartu, galvoti, apie kitą. Ir tada tau tam pačiam su to balsu, taip paprasčiau tam pačia, šitas tai tikrai galioja. Taip. Ir seminaro esmė yra pamilti kitą moterį. Jo, šitas fainai. Ne tai, kad suburi žmonės, kurie dainuoja, o suburi žmonės, kurie priimsi savo ratą, bet kurį nedainavusi, be patirties, su meilė ir pagarba jo esamai situacijai ir jo lėtam gal tik prasidedančiam procesui, kas yra svarbiausia, man atrodo. Priimti, ne tai, kad tu atėjai, aš žinai kažkaip nedėri, gal tu žinai, gal aš kitoj dainuosiu grupį, čia šitoj labai man neskamba čia jausti. Tai tas perfekcionizmo, žinai.
Šitie tai faini. Ten pareguliuoja emocijas, iš tikrųjų visiems, man atrodo, ir tau pareguliuoja, nes tu labai man patinka, kad atvirai, bet sakai šitą, kad nėra ateinu čia, žinai, nosi čia, žinai, dangum remia, čia dabar jūs klausykit, žinai, manęs aš jums pasakysiu, o tas toksai, kad, nu, tu irgi pasijungi, dalyvauji, sakai, kaip tau yra, čia man galva pilva šiandien, gal dantį ten skauda, kažką ten. Jo, tai visos gėtina pasisako, jo. Jo. Tai va šitas fainai yra toks. Yra dar kita blogoji pusė, kas man nelabai patinka iš tikrųjų, va, kadangi šnekėjom prieš pat, tai kadangi tu bendrauji su žmonėm atvirai labai, nu, ir nuoširdžiai, betarpiškai, ir kai turi, pavyzdžiui, po 2 ar 3 ten tos workshopus per dieną, ar ten, tarkim, 2 kokius darai jos nuoširdžiai, atsidavęs, ir tada žmonės ateina po to apsikabinti. Aš jų nepažįstu. Jie jau tave pažįsta, biški. Nu, vat aš džiaugiuosi, kad karantinas atsirado ir man nereikės... Žmonės neapsikabinėtų, nelysti. Ta prasme, kad ta mada gal ir graži yra, bet, pavyzdžiui, kaip man, aš mėgstu apsikabinti su žmonėm, kuriuos aš noriu apsikabinti, kurie yra mano draugai, va tave, ten, žinai, ta prasme, bet ne... Man gerai galvoju, apkabinau atėjusią gal. Jo, bet man patinka, bet aš noriu tą žmogų pažinoti, kad aš su juo, nu, va, susilieščiau. Nu, yra ta asmeninė erdvė ir yra intimi erdvė. Tai va šita riba, jinai dažnai būna peržengiama ir nuo to paskui aš tiesiog truputį pavargstu. O kas būna, pavyzdžiui, labiausiai iš tikrųjų, kodėl taip nesigaunu? Pavyzdžiui, aš taip ir sakydavau, nu, ieškau savo balso. Nu, man realiai atrodė, nu, ta prasme, aš mokykloje dainavau ir chorį, ir liaudės tas pačias dainas, ir man kaip faina buvo, mes dviese ant scenos varydom sutartinės dainuodom, aš pirmu ir vat mano ten draugė antrų dainuodavom. Ir mes padainuodom, ir kas atsitinka? Taip? Ar tiesiog dėl to, kad žmogus nedainuoja, ar iš tikrųjų mes nuryjam jį, kažkaip taip biški susikišam ten kažkur į užpakalį? Išsėdėm, žinai, prie kompiuterių užspaudžiam. Kaip manai, vis tiek tos, kur susirenka, aš tai kažkaip tai galvoju, tai man apie save kalbant, nes, nu, vis tiek, kadangi bandžiau ir kažkaip tai galvoju, tas išdrįsimas, pavyzdžiui, iš viso tu išsižioti išdrįsk. Pirmiausia, Taip. Nes ta pradžia, jinai, nu, tokia klaikė, kaip tu atsimenu, va, dabar geras, kaip įsirašykit į telefoną, paklausykit savęs. Ir visos kitas susitikimą, o dieve, kaip baisu, koks baisus balsas. Aš rašau į telefoną ir atsiunčiu visom normaliai skamba. Jo, bet tai ten, matai, masė būna dainuoja, o tu kai viens pats atsisėdė ten pabliauti tą telefoną, tai tikrai. Tai kasdien klausant, po kokių 2 savaičių, tu pradėsi tą balsą priimti kaip natūralų, kaip savo balsą. Tiesiog, nu, to nebus iš karto. Nebus paklausai ir sakysi, kas čia dabar, kad čia aš kalbu, Jėzus. O tau buvo kada ta pradžia? Aišku, tokia? Aš tai rašinėjau su magu. Rimtai? Su magu į kasetę rašinėdavau. Su šitu žodžiu balsu reikia bandyti, ne? Nes čia esmė yra apie girdėjimą, ne apie patį dainavimą. Savęs girdėjimą ir kitų. Taip, ir kitų, ir savęs. Išmokti girdėti ten, kaip ten tau sekasi. Klausyti savęs tiesiog, nu, padainavai, pažiūrė, ką galiu pasimokyti, kaip padaryti geriau. Nu, ir toliau darai. Man labai patiko tavo pastaba, būtinai noriu pasakyti, niekada negalvojau ir neatkreipiau dėmesio, kol tu man nepasakei sąmoningai dainuoti, nebėgti per žodžius, pavyzdžiui, ir bandyti ten atkartoti melodiją, o klausyti, nu, net nebūtinai per telefoną, bet klausyti, kaip tu dainuoji. Tada tu girdi, kad ten gaidys, ten kažkur ten užsispaudi, ten kažkur tai per nosį. Šiaip tai labai tikrai, sąmoningumo visur, žodžiu, ir dainavime visur. Sąmoningas tekstas, kada tu dainuoji apie dainą, tu esi toj dainuoji, tu esi toj istorijų. Čia kaip, žinai, vaikui skaitai pasaką, pasižinai, vizualizuojasi viskas. Tai lygiai taip pat tu dainuoji, tu esi toje dainoje ir jeigu tu dainuoji tą žodį, tu ir dainuoji tą žodį. Čia, žinai. Su emocija. Jo, žinai, iš tikrųjų, visos istorijos. Budistų filosofija yra. Just do it. Klausyk, dar aš norėjau pasiklausti tavęs. Kaip tu esi tokia, atrodo, labai drąsi, labai pasitikinti tokia, ar tai yra vis dėlto, tai yra, kad scenoje tai yra nugludinama, pavyzdžiui, tai yra, ar tu vis tiek turi tą vidinį, tą tokį, žinai, kur būna, kad, nu gerai, čia vis tiek turiu padaryti. Vat kaip tai yra, ar tu eini vis dar iki šiol, ar dabar jau yra lengviau, nu vat kaip yra su ta tokia, bent jau ta, kuri yra matoma. Gali pasakyti ir vidinė, kokia ta drąsa. Ta drąsa atsirado tik tai tada, nežiūrint tai, kad aš ant scenos dirbu, ne? Tik tada, kada aš pradėjau tikėti tuo, ką darau, labai labai stipriai.
Ir ką žinau, kad aš jeigu suklysiu ar dar kažką, tai bus ok. Netgi ant scenos. Netgi ant sceną. Rimtai ir būdavo, kad suklysdavai. Aha. Jo. Bet dažniausiai ne. Tai kaip ten iš Esu tikrųjų. nutraukus ir pradėjus iš naujo dainą. Atsimenu vieną, žinai ką, sakė, Latvijoje, radijoje pradėjai užspringai dainuodama, ne? Kaip ten tiesioginėme eterį buvo kažkoksai, tai atsimenu ir sakė, reikėjo nutraukti dainuoti. Jo, buvo, A, ne? buvo toksai. Čia tiesioginėme eterį, čia teisingai aš atsimenu. Ir ką, pavyzdžiui, tokį daryti? Nieko, tai aš per koncertą kompozitorių namuose su Udu. Saša ten groja, ten su savo moringhūru, ten gerkliuoja. Aš pradėjau dainuoti, užsikosėjau ir irgi pradėjau iš naujo dainą. Ir tau gerklinių reikėjo, ką nors. Važinai, tai ką, tu apsimesi, kad tu neužspringai ten? Tai nelabai išeis apsimes jau šiuo atveju. Tu esi žmogus, tu nesi, čia nėra telikas. Iš kur tas noras būti kaip teliku? Nu, tu atėjai, va, tiesiog atsisėdai. Todėl, kad žmonės, kurie žiūri, vis dėlto tas yra, jie tikisi tobulumo. Ir ta prasme, kai, pavyzdžiui, ateina ant scenos, tai jie kažkaip tikisi. Bet man tai ir yra gražiausia, kai žmogus nebando, kaip tu sakai, apsimest, kad jam viskas gerai, o pripažinti ir pasakyti, o kaip jūs tarp kitko čia suėjot, pavyzdžiui, tu pasakyk truputį, kas negirdėjo ten apie Udu, nes tai yra visiškai tarptautinis projektas ir gal ten ir gerklinio, kas nežino dainavimo, tai va tiesiog kaip jūs iš viso suėjot, kodėl? Mes susipažinom Kazakstane su jais. Tiesiog festivalį. Su Marga muzika važiavom, jau dabar nebesaudu, bet su Marga muzika važiavom į Kazakstaną, Almatoj buvo. Tada buvo kaip tik rudenį Vomeksas ir Vomekse aš nuėjau, susitariau su jų vadybininkė, jie buvo Rygoj. Aš tiesiog naura nuvažiavau į Rygą naktiniu traukiniu ir rašiau dainą ir grįžau namo. Taip padariau, galvoju, taip manęs prašė vidinis mano toks vadovas ir aš taip padariau. Ir viskas, ir nieko iš to nesitikėjau. Ir paskui kažkaip labai natūraliai žmonės pradėjo prašyti, o tai gal bus kažkokių koncertų, gal bus daugiau. Tada Saša važinėdavo čia į Lietuvą ir pas mane gyvendavo jisai. Nu, žinai, miškų pušyno eina. Toks siaurakis. Ir Kuckietis, tai burijatas tikras. Jisai vedė Lietuvoje net ir seminarus, ne? Jo, aš darydavau jam, nes tikrai Organizavai, tokį žmogų, jis labai geras mokytojas yra. Ir po festivalius, Masters of Calm buvo, paskui darydavau čia Senamiestį irgi dariau jo mokymus, tai labai daug žmonių ateina, iš tikrųjų, jiem labai įdomu. O jie gali per kiek užsiėmimų išgauti tą gertinį? Jis daro tą vienkartinį tokį. Tai tu neišgausi per tą vienkartinę, ne? Bet pabandysi ir sužinosi, kaip tai daryti. Bent jau technika, tipo, ne? Jo. Technika, kaip vadinasi jie, ir jisai pasakoja ir tą visą tradicijas ir mitologijas, iš kur dainas parodo. Tada lietuviškai dainuoja su jais gerklinių dainam. Yra ten mano žirgas, tavo žirgas, tavo žirgas. Yra pas mane Facebook'e, aš paskui parodysiu. O šitas tai gerai. Tai jisai kaip mokytas yra nuostabus. Tiesiog. Ir praleisti progą, tai būtų labai taip, kaip sakyti, nesąžininga. Neišnaudotas. Mano žirgas, mano žirgas, mano žirgas, mano žirgas, tavo žirgas, tavo žirgas, tavo žirgas, tavo žirgas, mano žirgas, mano žirgas, mano žirgas, mano žirgas, tavo žirgas, tavo žirgas, tavo žirgas, tavo žirgas, mano žirgas, mano žirgas, Tai, o tu filmuoji čia. Nu gerai. Nes, tai aš dabar iš tikrųjų, kaip ir sakiau, kad labai norėčiau, man čia būtų toks papuošimas ir toks nuostabus dalykas, jeigu tu sutiktum ką nors padainuoti. Tu klausi, ką aš norėčiau, kad tu padainuotum, bet aš visiškai neturiu tokio kažkokio įsivardymo. Yra man kurios gražios dainos, bet gal yra kas tau, kurios, pavyzdžiui, kas tau yra dabar tokia daina, kur nuglosto širdį. Yra kokia nors tokia? Yra tokia viena daina, bet aš nenoriu jos visos dainuoti. Tai tu visos ir nedainuok. Aš porą stulpelių tada. Jinai labai ilga. Tai žodžiu, yra tokia, tu paukštukė mėlynoji. Nežinai tos? Ne. Davai. Tai porą gerai, pabandysiu, Gerai. Bet aš esu mokymosi procese tiesiog ir, žodžiu, tai va. Tu paukštukė mėlynoji, tu aukštai lakiojai,
nulikdama, paralagdama, naujienas nešioj. Tu parnešei naujienėlį, mane labai gražių, kad jau mano mergužėlė, o aš kito nuvei. Nu, va tokia. Nuvinguriuota, klausyk tikrai. Esmė ta, kad ta daina pateina kaip istorija. Ir kai jinai neša su savim tam tikrus laikotarpius, tu gali atrasti, kokiu laikotarpiu gal jinai buvo dainuojama, apie ką yra dainuojama. Ir šalia dainos visą dainą istorija. Ir kuo tu giliau eini, tai tu dar daugiau nori žinoti. Ten neatsakymai, ten kyla dar daugiau klausimų ir dar daugiau klausimų. Bet nors biški atsakymai irgi gal. Tai aišku, tie atsakymai yra tas, kaip tu, pavyzdžiui, kodėl va dabar tos dainos apie vyrų žudymą. Tada supranti, kad, našlė ten tokiu ir tokiu metu turėjo ten neliečiamybę. Arba ten, ką reiškia vedybos ten, tarkim, 19 amžiuje, ar ne? Kaip ten, kur tu gali rasti kažkokius tai senovinius žodžius tenai, kaip buvo naudojama, kaip buvo vadinama. Ir aš, pavyzdžiui, vis kiekvieną dainą išsinagrinėju savo, kiekvieną senovinį žodį, kad aš turėčiau kaip žmonėm paaiškinti. Bet tai ir yra fainumas, kad tu ateini ne taip sausa, tipo kažkokį, tai žinai, ten gauni, ten lapą, ten išskaitai, žinai, ir kažką, išsineši to, ką tu perleidi per save. Labai tas ir yra fainiausias. Tai tas backgroundas dainų visada yra istorija, etnologija ir mitologija. 3 viename. Ir kai žmogus eina giliau su ta daina turi visai kitą reikšmę, visai kitą prasmę. Ir tu tokį stiprus, kaip sakyti, ten aš gilinuosi savo šaknis, bet aš gilinuosi ne tik tiesiog, kad dainuoju, bet aš suvokiu, ką aš darau, ką aš dainuoju, kodėl jos dainavo tas dainas, žinai. Tai galėtume dar šnekėti 3 valandas, iš tikrųjų, ne? 3 arba kokį iki ryto, žinai, nes vis tiek dar tik pietus čia. Tai būtų šiaip tai tikrai būtų galima, nes šita, man tai iš viso, kur jau tema dainos, muzika, savirealizacija tavo, tai per tai juk savirealizacija, pavyzdžiui, yra, ne? Aš kaip, tu ir taip ir sakei, muzikantė, ir tai yra. Ir paskui tos visos veiklos, kuriuom taip apsidėliojai. Tai dar nepaėmėm nei teatro, nieko nepaėmėm. Nei teatro, nei karantino, nieko nepaėmėm. Tikrai 4 mortos, teisingai, aš net ir buvau irgi pasižymėjus. Nes faktas tas, kad muzika, jinai turi labai daug veidų. Labai daug veidų. Ir tas pats folkloras, jis turi labai daug veidų. Ir juos visus išgyventi, tai nežinau, ar užteks vieno gyvenimo. Tai taip, bet tai kaip faina, kiekvienas gali patirti per save ir atrasti ten, žinai, savo tuos kampus ir gal kažkam tai bus labiau sutartinės, kitam gal bus dainos, bet kaip gerai, kad kuri erdves, kur galima ateiti ir išsibandyti ir pasižiūrėti, pasičiupinėti. Man tai buvo nuostabus, prasme, tikrai atradimai ir man ir ta muzika iš tikrųjų, jinai yra tokia, kuri jinai yra prasminga. Ir arbata kaip tik baigėsi jau. Tai ir viskas. Tada aš, man atrodo, galvoju, kad tęstumėm, tai ir tęstumėm čia be šansų sustoti. Bet dabar, jau reiks atsisveikinti, ką bedarysi su tam namo paleisti. Bet labai labai ačiū, kad atėjai. Man labai faina, kad galėjom pasikalbėti. Ačiū, kad darai. Jo, nes labai svarbus dalykai, gilus tokie dalykai, labai moteriški. Man šitas labai fainas, tu labai gražiai apsirengiai šiandien tą suknelę tokia. Ir visą karantiną pirmą kartą įsilyginau dėl Živilės suknelę. Man garbė. Čia tai labai. Tai tikrai labai širdingai tau dėkoju. Gerai, ačiū.